Labas rytas visiems vat iš tokių miškelio. Orelis nekoksai. Tikiuosi lietaus nebus. Jeigu bus lietus, šlapsiu visas kiaurai. Toksai va miškelis. Turiu leidimą kasinėti. Čia didelis parkas yra. Susideda iš kelių parkų. Tai nežinau, kiek aš šiandien spėsiu apeiti. Praeitą kartą irgi vaikščiojau naujam parke. Tik šiuolaikinės monetos buvo. Tai net nebuvo ką parodyti. Išskyrus vieną dalyką. Radau viduramžių raktą. Toks įdomus viduramžių raktas buvo. Pridaviau aš jį. Kaip pridaviau? Pranešiau apie jį. Registruosi jį viską ir man grąžins. Žodžiu, toksai neblogas raktelis buvo. Tikrai gražus viduramžių. Na ką aš čia kalbu, pasižiūrėkit patys. Žemės gelmių. Va. Nu, per nepilną pinpointerį. Šienligė kamuoja. Žiūrėk, raktą radau. O čia tai raktas. Vau. Man jisai patinka. Nu, gerulis. Tai čia žaliuoja čia. Įdomu. Rakčiukas tikrai gerulis. Paimsiu tokį. Vau. Na tai va, matot, toks rakčiukas buvo. Aš va tik atėjau čionais. Ten įėjimas yra, praėjau, radau šiuolaikinius dupensus. Ir dabar, sakau, dar pavaiščiusiu aplinkų, pasižiūrėsiu, nes čia žmonės būna pameta visko, vis tiek pradžiai šunys kaip vedžioja. Gal ir kokia juvelyrikos biški iškris, ar dar kas nors. Ir va iškrito dar toksai va dalykiukas. Mano priešas numeris 1. Maškėtas kamaliukas, nedidelis. Toksai va pistoletinis, tai tikriausiai. Jo, parkas šitas, nežinau, labai entuziazmą nekelia. Jaučiu, čia bus išdaužytas, nes iš savivaldybės, kai gauni leidimą, praeitą parką tai vaikščiau, tai žiauriai sunku. Labai daug. Aplamai net šiukšlių nėra. Viskas taip išrinkta, šiuolaikinių monetų biškį pribirėjo ir tasai raktas. Tai vat, nežinau. Nu vis tiek, manau, čia kadangi didelis yra, gal sakau, viso nespėjau išbaladuot visiškai. Gal vis tiek kažkas tai man pasiliko. Tai va, tai einu pabandysim. Skambėjo kaip vienas pensas. Galvoju, iškasiu. Čia prie keliuko varinėjau. Man atrodo, kad čia panašu į sidabrą. Sidabras liktai. O, žiūrėkit, kaip pabaltavo viskas. Nu, monetos. Sakyčiau, 6 pensai bus. Jo. Edvardas 7 tikriausiai bus. Va čia reikia paplauti ją biškiuką. Paplausiu, pavalysiu. Parodysim iš arčiau. O, sidabras. Na, štai kaip atrodo šitas sidabriukas mano. Edvardas 7. Taip iš kitos pusės. Sixpence 1,9. Ir aš nedažlibinu. Ar 2 ar 3. Kažkas tai tokio. Nu gerai. Sidabriukas iš šitą parkelio jau yra. Man tai labai patinka. Tik nepatinka, kad lietus pradėjo lyti, blemba. Dabar jau biškį nustoja. Taip davė normaliai čia vienu metu. Blemba, tikiuosi, kad taip labai ilgai nesitęs, nes aš visą sušlapsiu. Nepasiėmiau nei rūbų reikalingų tam reikalui, nieko. Na gerai, bus matyt. Einame toliau. Jau nuotaika gerėja, sidabriukas. O, saulutė išlindo. Signalas buvo neblogas ir jau matau. Galvojau, bus moneta, bet ne, pasirodė. Vėl maškėtas kamuolys. O, tai velnis. Čia tikrai jisai, kažkoks lengvas jisai. Na, patikrinsim. Nemaškėtas kamuolys pasirodo. Per daug lengvas, bet
Kas čia gali būti? Kažkas geležinio nulūžę. Labai lengvas. Ne? Nesuprasi kažkaip. Iš spalvoto metalo pagamintas. Nu šitą paimsim, pasižiūrėsim. Kažinais namuose pavalysiu. Gal kas nors įdomus išlius. Čia kažkokie tai kaip ir raštai matosi. Nu paėmėm. Dobytę užkasiau, viskas, nebesimato nieko, kai čia buvau. Vakar ištraukiau. Ženkliukas. Aš užrašyta Merit. Man atrodo, čia bus kažkas susijęs su skautais. Čia iš tikrųjų šituose miškuose yra skautų stovykla. Tai nieko nuostabaus. Norėčiau ką nors iš senų skautų pagauti. Jie turi fainų labai ženkliukų senų, taip prasme, praeito amžiaus. Nu šitas šiuolaikinis. Vis tiek va blizga, gražus ir ant kelio gulėjo. Na gerai, paimsime, su adatėlės veikia, viskas ok. Einame toliau. Atėjau prie tokios kudrytės, kūdros, balytės tokios nedidelės. Sakau, čia va, pravarysiu pro lapus. Ir kągi, signalas suskambėjo. Žiūrėkit. Wow, mano pirma Čarlzo moneta rasta. 50 pensų. Wow. Nu geras. Dar niekad Čarlzo nebuvau radęs monetos. Jau cirkuliacijai vaikšto gana nemažą laiką, bet kažkaip tai aš esu tik tai gavęs gražos, bet va kad rast dar tokio nebuvo. Graži moneta, 50 pensų šiuolaikinė. Wow, geras. Čarlzas III. Nu gerai, liuksas. Paėmam. Parodysim iš arčiau ją. Nu va, kaip atrodo Čarlzas III monetoje. Šitą pusę šitaip. Normaliai. Nu. Kažkas tik gavėsi, pametė. O aš radau. Kelintų čia metų net neparašyta. Kur data? Kažkas įdomaus. Be datos. Įdomu. Ai va, yra data. 2022. Prieš 2 metus buvo išleista moneta. Turbūt kokius metus jau čia valiojasi. Nes nespėjo apkirpėti biškį. Nu gerai. Valio. Ką dar čia nais? Vėl pradėjo lyti. Nelabai kokios žinios man geros. Galvoju, kamštelis bus. Išorėj guli. Žiūriu, kad ne kamštelis. Kad sidabras. 925. Kas čia? Samuel, Timothy, Isabel. Kas čia per daiktas? Matosi praba. Ten viršui 925, o tai yra apačioj. Čia prie prisėgimo. Geras. Antras sidabras šiandien. Visai normaliai. Parodysiu nuotraukas, kaip atrodo. Geras. Einu toliau. Žodžiu, neturėjau aš laiką tenais filmuoti, kur radau šitą daikčiuką, nes labai daug žmonių pradėjo vaikščioti tenais su šunim. Ir mane užnėsi, nes pradeda klausinėti, ką radai, koks jūsų reikalas. Žodžiu, pabėgau, va, toksai radinukas. Sidabrinis, čia 3 žodžiai, 3 vardai, Samuel, Timothy ir Isabel. Izabelė. O čia yra datos. Čia yra datos. Kad visai, čia turbūt jų gimimo metai,
vaikai čia turbūt buvo. Jau 3 vaikai. 12, 13, 10. Gal? Nu, vat ir tokia va praba 925. Ir kažkas ten dar įkalta yra. Malonus daikčiukas. Kažkam buvo nemalonu pamesti jį. Ką padarysi, toks gyvenimas. Vieni pameta, kiti randa. Gerai, o mes tęsime. Reikia pavaikščioti po mišką. Atėjau į kitą vietelę, į kitą parkelį vaikštų. Taip va. Žiūrėkit, ką radau. Kažkokia tai broškelė. Arklys. Oi. Arklys. Tikriausiai labai jau šiuolaikinė. Nu, nežinau. Man atrodo, aš mačiau kažką tokio seniau suradęs. Tik tai kitokį gyvulį, jų čia būna daug ir dramblį, man atrodo, suradęs. Ir čia būna daug akmenukų, tokia broškė. Laukams turbūt. Nu, gerai. Pasižiūrėsim, kas čia dar išlis. Užėjau čia miško tankmėj. Tokia va būstinė kažkieno. Na, į kėdė, žiūrėkit, yra atitempta. Laužavietė, viskas kaip turi būti. Jo, primena vaikystę. Kažkas tai nepatingėjo ir kėdė atitempti. Pasėdėti, bet kodėl tik viena kėdė? Kažkoks atskalūnas sėdėjo. Jo, va toksai va miškelis. Einame toliau. Vaikštau kaip kalnų ožys dabar. Kalniukais čia va kalniukai aplinkui. O tokie vat. Ir ėjau palei kelią. Bet šiandien toks signaliukas įdomus, žiūriu monetą. Ir man atrodo, kad jinai sidabras gali būti. Tikrai moneta. Va, nes šonas yra. Bet nu, kažkoks tai net nežinau. Reiks pavalyti. Įsiaiškinsim, kas čia. Gali būti, kad sidabras. Įdomu. Čia gali būti 6 pensai gal. Labai jau apkerpėjus. Jo, 6 pensai. Valio. Dar vieną. Ką, 3 sidabras šiandieną? Visai pagaina šitam miškelį. Jo, normaliai. Nu, toksai fainas signaliukas. Gali būti moneta, gali būti ir ne moneta. To pasižiūrėsim. Šaknis. Nu. Kažkas tai čia. Moneta. Tokia apkerpėjus, bet turbūt nesidabrinė. Visiškai miško suvalgyta. Jau nesuprasi, kas čia yra. Tiesiog, kad buvo moneta. Ar čia šiuolaikiniai 2 pensai, ar čia koks Jurgio puspensis. Neaišku. Na, iš tikrųjų nelabai svarbu. Nu, dar viena moneta išlindo. Monetų iš tikrųjų daug čia lenda. Nu, kaip daug. Normaliai. Šiuolaikinės pagrinde. Bet va, Elžbietos antrosios iššoko 2 šilingai. Florinas. Nu, gaila nesidabrinis, nes tokie dar vaikščiojo Elžbietos tėčio, Jurgio VI vaikščiojo sidabriniai. Nu, pusė sidabriniai, pusiau sidabriniai. Bet sidabro būdavo. Nu, pakol kas tik tokia, bet vat. Vaikštau šiandien tik tai palei keliukus maždaug, nes visur džiunglės dabar apaugusius. Reikia laukti rudens, kad galėčiau į vidų nueiti, nes čia dabar tai grinai džiunglės. Bet vaikštinėjau aplink ir randu, tai
visiškai dar nėra labai jau išmuštas kitų detektoristų, nors aš manau, kad čia gerokai jau praeita buvo ne viena. Nu gerai. Parodysim, ką čia šiandien radom. Radom va tiek, va visko šiandien. Nu, aišku, geriausia va 3 sidabrai, 2 sidabrinės monetos, tas pakabukas kažkoks tai, arklys ir ženkliukas. Šitas daiktas nežinau kas. Čia gana toks įdomus, pavalysiu, pasižiūrėsiu. Čia lyg ir ornamentai tokie švietėsi, vat. Kažkokia tai įdomus daikčiukas, sulūžęs. Gali būti senas. Gali būti senas. Pabėgo senas daiktas. Jo, nu ir monetos. Monetos iš tikrųjų beveik visos šiuolaikinės. Čia Jurgis 5, man atrodo, jo puspensis. Ten su laivo pusę penso Jurgis 6. Tokios visos suvarytos. Elžbietos šilingas. Ten 2 šilingai. Tokia va monetėlė. Nu ir šiuolaikinių biškį krūvelė tokia. Šitą, aišku, visai nebloga. Šitą reiks nuvežti Dainiui į Lietuvą dovanų. Kai važiuosiu į Lietuvą. Na, tokie reikalai pas mane. Tai vat. Kągi, ačiū visiems, kas žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Visiems gerų signalų. Ate.